Sveiki visi ir sveiki Giedrė. Taip, laba diena. Čia gyvenimiški pokalbiai ir šiandien kalbinu vėl mokslininkę. Aną kartą irgi kalbinau profesorę, šį kartą Lietuvos mokslo universiteto docentę. Taip, Giedrė? Lietuvos sveikatos mokslo. Sveikatos mokslo. Jau pamiršau, kaip tai vadinasi. Tai Giedrė iš tikrųjų yra tyrinėtoja, psichologė. Na, bet kadangi apie gyvenimą galima kalbėti su visais žmonėmis ir aš labai mėgstu tai daryti, šiandien mes su Giedre kalbėsim apie tokią, nežinau, tikrai tokią įdomią, plačią, malonią, o kartais ir skausmingą temą - motinystė. Kas žino, kas nežino, aš motinystėje esu daugybę metų, 27 metus ir turiu 7 vaikus. Čia toks mano ir pasididžiavimas, ir toksai, ir kozeris, ir nežinau dar kas, iš tikrųjų karjera. Anksčiau sakiau, kad padariau karjerą motinystėje, bet Giedrė taip pat turi 3 vaikus ir mudvi per abi 10, ar ne? Jau 10 turim. Tai galime apie motinystę pafilosofuoti. Na, aš esu rašiusi savo Facebooko paskyroje, kaip ten vadinosi, tas mano, nežinau, net neprisimenu, bet sekmadienio pamąstymuose, būtent motinystės tema, kas man yra motinystė. Bet šiandien noriu paklausti Giedrės. Giedrė, kas jums yra motinystė? Labai toks ir svarbus klausimas, ir įdomus. Iš tikrųjų, motinystė man yra labai svarbi gyvenimo dalis, mano turbūt didžioji gyvenimo dalis. Ir tokia keičianti gyvenimo patirtis, nes turbūt tai, kas mane labiausiai gyvenime pakeitė ir subrandino, tai būtent motinystė. Ir netgi mano pačios motinystė man padėjo atrasti tą profesinę kryptį. Nes, sakykime, kai aš bebaigdama universitetą, aš dar taip ne visai žinojau, kas tas sritis, kuri mane tikrai labai domina. Tai būtent jau sulaukusi pirmosios dukrelės, ar net tiksliau nesulaukusi, bet belaukdama, aš supratau, kad vis tik tai yra tai, kas man labai įdomu, kas man kelia labai daug klausimų ir tikrai pati mačiau, kaip tai keičia mane. Ir sakyčiau, motinystė man tai yra toks ryšys, pirmiausia, tai yra ryšys su vaiku ir tas ryšys jis ne bet koks, jis yra auginantis. Tai yra, kai tu ryšyje, santykyje augini kitą, jį puoselėji, ar ne, jį kažkaip tai dovanoji jam save, dovanoji savo rūpestį, savo laiką ir jis tame santykyje auga. Tai man tai nėra, man šiaip nelabai patinka žodis auklėjimas, ar ne? Na taip, auklėjom mes. Taip ir auklėjimo stiliai ir aš pati kaip psichologė. Aš net nenaudoju šito žodžio. Bet man tai yra daugiau, vaikas auga ryšyje. Ar ne, jeigu mes turime tą, sukuriame ryšį, nes mes tėvai kuriam ryšį, kartais tėvai kaip auga ir skundžiasi, kaip čia tie vaikai, ar ne, bet nepaskambina, tas neatsidėkoja, kažkaip tas ryšys netoks. Bet tai pirmiausiai mes tėvai kuriam tą ryšį ir tuo pačiu yra tai toks kaip dovanojimas, nesakyčiau savęs, kaip atidavimas, nes tikrai vaikui labai daug reikia paskirti ir ta motinystė tikrai nėra vien džiaugsmas, tai yra labai daug iššūkių, tai yra labai daug ir visokių emocijų ir turbūt darbe gal karjerą daryti yra lengviau, taip sakyčiau, negu iš tiesų motinystėje, ar ne, tikrai sukurti tą tokį pilnatvišką ryšį, bet dovanojimas, kaip sakau, mes dovanojam save ir šiaip kas yra dovanojimas, ar ne, labai yra smagu gauti dovanas,
Bet jeigu pagalvotum, iš tikrųjų labai smagu yra ir dovanoti. Kai tu galvoji apie kitą žmogų, galvoji apie tai, kas jį pradžiugintų, kai tu jį pradžiugini ir tada, kai tu nepradžiugini kitą žmogų, tu pats taip pat prisipildai ir pajauti tą pilnatvę. Tai, vat man motinystė susideda į tuos žodžius toks kaip auginantis ryšys ir dovanojimas. Aš tai noriu atreflektuoti, nes, žinokit, kai jūs kalbėjote, tai man pirmas žodis, kuris kilo mano galvoje, nes reikia, kai klausai, ar ne, tos filtrus klausytojo, kurie iškelia tavo, ar ne, kažkokius. Tai pirmas žodis buvo tą jūsų pasakymą ryšys, auginantis ryšys, tai man pirmas žodis psichoterapija, nes tai yra, ne, iš tikrųjų tai yra ryšys, ne, gydymas ryšių. Aišku, paskui apie dovanojimą, tai iš karto meilės kalbos. Na va, ir taip, nes mano atveju šiek tiek vis tiek noriu pasakyti, ar ne, kad mano atveju tai buvo kaip tik atvirkščiai. Mano profesija mane nuvedė į motinystę, aš esu pediatrė ir paskui nuėjau į tą vaikų psichiatriją, na ir iš karto, kai tai nuėjau ir gimė vaikas, nes ir po to visi vaikai taip ir gimė, nes man buvo baisiai įdomu, kaipgi ten tie vaikai vystosi ir, na, aš tokia, iš tos smalsumo susidomėjimo atėjau į tą motinystę, tokia, didelę motinystės tą karjerą, kartu su medicina. Tai va, na gerai, bet dabar iš tiesų jūs tyrinėjat tą visą pradžią ir aš galvoju, kurgi ta pradžia tos motinystės, tai yra tas, jau laukimas. Kaip jūs galėtumėt iš tikrųjų, nežinau, kaip mokslininkė, gal kaip psichologė, kaip praktikė pasakyti, kada prasideda motinystė ir aš žinau, kad jinai yra tokia paprasta ir ne taip lengvai, ne visiems lengvai ir ne visiems maloniai gal netgi pradžia tokia. Ką jūs patyrėt savo darbą ir savo? Tai pirmiausiai, tai pradžia tikrai daug anksčiau negu vaiko gimimas, ar ne? Ir tai yra visas nėštumo laikotarpis, tai ta prenatalinė, taip vadinama raida, iš esmės nuo pradėjimo vaiko nėra kažkokio tai kito taško, kur mes galėtume, ar ne, tą pradžią padėti. Tai ir yra motinystė. Ir nėščios moteris iš tikrųjų būtų teisingiau, kad mes sakytume, kad tai nebūsimos mamos, bet ir nebūsimi tėčiai, bet jau tai yra mamos ir tai yra tėčiai, ar ne? Ir sakykime, nėštumo laikotarpis, tai vėlgi tai yra jau nuo mamos elgesio, nuo mamos, sakykime, ar mitybos, ar ne, kuriuo mes lygmeniu be pažiūrėsime, iš tikrųjų priklauso jau vaiko raida, jo ateitis, vadinasi, mes jau, kuriame, sakykime, ar ne, tą vaiką ir tuo pačiu rūpinamės juo. Tai netgi tuo metu, kai mes dar galbūt ir nebendraujame, ar ne, taip sakykime, tiesiogiai kažkaip negalima pajausti vaiko ar judesių, ar jo reakcijos, bet tai jau yra motinystė ir tai jau yra atsakomybė. Ne? Mes jau nešame tam tikrą atsakomybę už vaiką. Ir aišku, ta pradžia, jinai ne visada yra lengva, nes tikrai būna atveju, kai tikrai tas vaikelis pasibeldžia, gal ne tuo laiku, kada mes laukiam, ar per anksti, kai mes jaučiamės nepasiruošę, ar kažkaip ne tose santykiuose, ar ne tame kontekste, kaip moteris įsivaizduoja, ar nesakykime, moteris sako, aš įsivaizdavau, kad mano vaikas tai gims santuokoj, žodžiu, kai mes būsim susituokę, kai mes būsim jau apsirūpinę kažkokiais kitais dalykais. Bet būna visaip ir tada būna moterim iš tiesų iššūkis, kaip tai priimti ir kiek pati ir kiek tikrai praktikoje susiduriu su visokiom situacijom ir kažkaip pačiai labai daug tokių apmąstymų kyla, kad vis tik tai ta motinystė,
kokia jinai bebūtų, kartais jinai gal ne tuo laiku, ar ne, kartais moteris jos labai laukia ir jinai neateina. Kartais moterį tai išgąsdina, ar ne, ir kartais atrodo, kaip tos moteris tarpusavyje norėtų pasikeisti vietomis, bet, viena yra tas iššūkis, vat, laukiu ir nesulaukiu, o kita yra iššūkis, vat, yra, ar ne, ir negaliu to priimti, man tai yra per sunku, per daug gąsdinanti ta patirtis. Tai tų iššūkių iš tiesų yra moterim ir kažkaip man pačiai taip atrodo, kad vis tik tai kas susijęs su vaiku, su tuo ar ne, pastojimu, kuris ar neįvyko, ar įvyko, galbūt neplanuotai, nelaiku, vis tik tai yra labai giliai moterį paliečianti tema ir, tas motinystės klausimas vis tik tai jis yra tokia tikrai labai reikšminga moteriai, jos gyvenimo dalis. Bet sakykime, taip grįžtant ar ne dar prie to, ką jūs klausėt, kada prasideda motinystė, tai vėlgi, kaip sakiau, ar ne, mes nėštumo metu jau auginam, rūpinamės, nuo mūsų daug priklauso ir tuo pačiu ryšį kūrėme su vaiku taip pat jau nėštumo metu. Ir iš tiesų sakykime, moksliniai duomenys, jie tikrai labai greitai keičiasi ir jie tokie kartais ir kaip paskaitai naujausius mokslinius tyrimus, tikrai tokių neįtikėtinų labai dalykų būtent apie nėštumą. Tai jeigu taip, žiūrint, aš šiek tiek mėgstu tokį istoriniai perspektyvoj pamatyti, tai sakykime, kad ir vienas pirmųjų Amerikos psichologų, Williamas Jamesas, jis manė, kad naujagimis gimęs patiria tik šnypšiančią, ūžiančią miglą. Tai kaip ir, nieko, iš esmės negirdi, nieko nemato. Ir iš esmės iki maždaug 1960 metų psichologų ir bendrai mokslininkų ir pediatrų bendruomeniai buvo iš esmės ir laikomasi tokio požiūrio, kad naujagimis iš esmės nieko negirdi ir nemato ir su tuo sutiko beveik visi. Tai jeigu taip pažiūrėt, tai labai neseniai mes dar galvojom, kad nieko, tai jeigu naujagimis nieko negirdi, nesupranta ar nejaučia, tik tai jis ten verkia, rėkia turbūt. Tai ką ten kalbėti apie nėštumą ir aš pati, sakykime, kiek, prieš 20 metų daugiau, nedaugiau iš tikrųjų turbūt lygiai, prieš 20 metų pabaigiau savo psichologijos studijas, tai apie prenatalinę raidą, apie raidą iki gimimo, studijų metu mes nieko negirdėjome, tai kaip ir buvo toks tas laikotarpis, kažkaip ar nelik tai, tų žinių negavom, bet tos žinios vystosi nepaprastai greitu tempu dabar ir mes dabar iš esmės žinom, kad visi pojūčiai išsivysto iki gimimo. Tai yra ir lytėjimas, ir klausa, ir rega, ir skonis, ir netgi formuojasi tam tikri tokie, sakykime, pomėgiai, nežinau, gal nelabai tinka pasakyti, bet, sakykime, tokie eksperimentai yra, kad jeigu moteris nėštumo metu, ten paskutinėmis nėštumo savaitėmis gėrė daugiau morkų sulčių, tai kai vaikas pusės metų būdamas pradeda valgyti kietą maistą, ar ne, mokslininkai lygina eksperimentinę grupę su kontrolinę grupę, tai tie kūdikiai daugiau suvalgo to maisto su morkų, ar ne, tomis sultimis, jie labiau mėgsta. Apie vieną, ar ne, tokį, sakykime, skonį pasakiau, bet iš esmės tai to, ko reikia bendravimui, ryšio kūrimui su vaiku iki gimimo, tai jau irgi yra tie vaiko gebėjimai, jie yra ir ypač nuo 6-ojo nėštumo mėnesio, taip jeigu, sakykime, apytiksliai pasakyti, tai tikrai vaikas ir reaguoja į garsus ir skirtingai gali reaguoti į kažkokią tai ramią muziką
ar mamos tėčio kalbinimą, dainavimą, ar sakykime, triukšmą, ar ne? Ir būna tikrai situacijų, kai moteris turi iš kažkokios tai ten ar triukšmingo, iš kokio tai koncerto išeiti dėl to, kad vaikas spardys. Ir sakykime, lytėjimas, na, jeigu tokie irgi įdomesni tyrimai, 17 metais atliktas, sakykime, mama liečia savo, ar ne, prideda ranką prie pilvo. Ir paskui prašoma, kad nepažįstamas žmogus pridėtų ranką prie moters pilvo, na, sakykime, panašiu tokiu būdu, ar ne, kad kažkaip tai nesiskirtų. Tai vaikas iš esmės liečia irgi gimdos senelę iš vidaus. Ne, jis tarsi į tą, mama liečia ir jis ar ne atsako, reaguoja, bet jeigu tai yra mamos ar nepažįstamo žmogaus prisilietimas, jis skirtingai reaguoja. Jis ilgiau laiko savo ranką prie mamos rankos ir greičiau atitraukia, jeigu tai yra nepažįstamas žmogus. Tai kaip, ar ne? Kas čia vyksta, ką jisai atskiria, vadinasi. Tai tikrai tokie, bet ir tie moksliniai tyrimai, jie iš tikrųjų mums kalba apie tai, kad jau, ar tai nėra motinystė, ar ne, jeigu tai yra bendravimas, jeigu tai yra mūsų, bet ir tas ryšys, rūpinimas vaiku, tai jau tai ir yra motinystė. Ir iš tiesų, jeigu mes žinom, kad daug psichologai skiria dėmesio tokiam kaip prieraišumas, ar ne, kalbėdami kaip po gimimo, pirmaisiais gyvenimo metais, kaip svarbu, kad susiformuotų vaikui saugus prieraišumas. Tai lygiai taip pat yra mokslinėje literatūroje toks kaip prenatalinis mamos ir vaiko prieraišumas, labai įprasta dabar jau sąvoka, ir netgi ne tik mamos, bet ir tėčio. Ne, bet apie tai. Jo, aš tai labai daug klausimų mano galvoju. Aišku, aš turiu pati savo atsakymus, bet noriu išgirsti jūsų. Pirmiausia, tai noriu pajuokauti, nes jūs sakėte, kad ne profesorių amerikietis, kur sakė, ten nieko negirdi, tik tai kažkoks triukšmas. Tai esu kažkada, jau dabar tikrai senai nežiūrėjau Lietuvos televizijos, būdavo tokia laida klausimėlis. Ir gal žinote, ne, ir klausinėtų gatvį žmonių visokių klausimų, nerealiai faina laida. Ir būdavo paklausė, ir koks nors žmogus taip nusišneka, bet profesorius Bumblauskas ten komentuodavo ir sakydavo, galima ir taip pasakyti. Ir aš galvoju, apie tą reiškia amerikietis, galima ir taip pasakyti, jeigu vaikas labai neišnešiotas, tai jisai tikrai ir negirdi, ir nemato, ir turi labai daug tokių problemų, tai galbūt jam ten ir triukšmai. Tai toks truputėlį labai rimtas juokavimas. Bet iš kitos pusės, klausimas toks iš karto, kaip kalbam, ne, tikrai iš tiesų tai viskas jau yra įrodyta, prenatalinė, kaip ten vadinasi, psichologija, ar ne, ir fiziologija yra tyrinėjama, kiek aš žinau, vis daromas jau tokios intervencijos nėštumo metu, sėkmingos intervencijos. Bet tas man kilo toks klausimas apie skonius. Nes aš pati 7 kartus buvau nėščia ir tikrai prisipažinsiu kiekvieną kartą, kaip jūs sakėt, keičia gyvenimus, ar ne, ta motinystė keičia gyvenimą. Man pakeisdavo 9 mėnesiam, tai tikrai, nes aš labai reaguodavau, iš tikrųjų, kiekvienas vaikas vis kažko kito iš manęs norėdavo, ne, ir aš pasikeisdavau tuo metu, savotiškai pasikeisdavau, nes mėgdavau vienus dalykus visiškai kur. Ypač apie maistą, bet ir apie veiksmą, ir apie veikimą netgi, įsivaizduokit, ar ne? Pavyzdžiui, tikrai labai juokingai skambės, jūs tai galvokit, ar tyrimai tokie padaryti, mano klausimas bus. O aš pasakysiu, kad, pavyzdžiui, tiek aš ryškiausiai atsimenu savo sūnum, antrų vaikų, ar net vyriausių sūnum, kai buvau nėščia, tai aš taip norėdavau brangių visokių suknelių, kur gyvenime man ten nelabai norėdavau, paskui nereikėdavo. Bet aš iš tikrųjų buvau nusipirkus ir eidavau tokius vakarėlius, tenais pasipuošus, bet buvo poreikių nerealus. O su viena dukra 4, tai valgiau vien žuvį. Klausykit, tai yra nenormalu, pasikeiti, tai praeina.
ne? Kas tai yra? Turit kokių paaiškinimų mokslininkų? Aš turbūt sakyčiau, kad mokslas šiandien dar tikrai negali atsakyti visus klausimus ir tuo labiau negali apčiuopti visų niuansų, kuriuos kiekviena mama pastebi. Ar ne? Tai vat kiekvienos, tai ką jūs sakot, aš sakyčiau, mūsų kiekvienos ryšys su kiekvienu vaiku yra unikalus. Taip kaip mes kiekvienas unikalus, tai ir mūsų ryšys su kiekvienu yra unikalus. Na, jis yra kitoks, ar ne? Mes tikrai kiekvieną savo vaiką atrodo mylim tiek pat stipriai. Taip. Bet kiekvieną kitaip. Ir tai, ką jūs sakot, taip, tai turbūt kiekviena mama tą pasakytų, ar ne? Ir aš taip pat galiu pasakyti, kad, na, sakykime, kažkokie tai maisto produktai, kuriuos aš mėgstu, nu, vat, vieno vaiko besilaukiant, pavyzdžiui, negalėdavau žiūrėti ir paskui lygiai taip pat mėgstu, bet vat, tas vaikas to produkto ir nemėgsta, vat, kas yra įdomu. Mano keitėsi ten hormonai, bla, bla, bla. Bet, manau, vaikai, kurie jau gimsta, ar ne, po to, nes jie valgo tos, kur aš valgiau tą žuvį, tai mano, kad dukra valgo tą žuvį, negalėjai valgo. Tai nelabai mėgsta. Bet taip. Tai va, tai tikrai yra ir tokių paslaptingų dalykų, bet jie iš tikrųjų yra labai, nežinau, man tai jie yra labai žavūs ir tuo, kaip moteris jaučia vaiko poreikius, ar ne, kaip vaikas signalizuoja kažkokiais tai būdais ir kaip moteris jaučia. Ir jau naujagimė, ar ne, pajausti, pastebėti tuos signalus, na, nes naujagimis nekalba, nepasako, mama noriu valgyti, arba mama man nuobodu, ar ne, ateik palinksmink mane. Mama kažkaip tai turi suprasti iš tokių labai mažų niuansų ir tai prasideda jau nėštumo metu. Jau nėštumo metu tas ir vaiko unikalumas pasireiškia ir tai va, kokiais keliais, tai sakau, tikrai ne į visus klausimus galima atsakyti, kaip ir pavyzdžiui mane vat, labai toksai tyrimas vienas, dar prasiplėsiu, iš tų tokių tikrai stebinančių labai dalykų. Kaip, sakykime, žinoma, kad dar iki gimimo vaikas, ypač paskutinėmis savaitėmis, jis reaguoja į šviesos spindulius, ar ne? Ir jeigu į mamos pilvą nukreipiamas ryškios šviesos spindulys, tai vaikas nusuks akis, nes jam tai yra ryšku. Bet mokslininkai sugalvoja labai įdomiai paeksperimentuoti, sakykime, žinoma, kad naujagimiui, jeigu rodoma tam tikra, na, sakykime, forma, 2 taškiukai viršų ir 1 apačioj, kas kaip ir primena, kad akis ir burna, neprimena veido formą, toks įsivaizduojat. Ir jeigu mes tą figūrą apverstume, tai būtų 1 taškiukas viršui, o 2 apačioj, tai veido formos neprimena. Tai dabar tokias nukreipia nėštumo metu į mamos pilvo švieselės, 2 švieselės viršui, 1 apačioj, kitu atveju 1 švieselė viršui, 2 apačioj. Tai reiškia, primena veido formą vienu atveju, kitu atveju neprimena. Tai vaikas, jis dar yra negimęs, jis veido žmogus nėra matęs, bet jis žiūri ilgiau ir tai vadinasi domisi labiau veido formą primenančiom šviesom. Tai vat, na, čia iš tos temos, kad kaip tai paaiškinti, dar kol kas nėra tokio, sakykime, ar ne, kad vat, visi sutartų ir mes žinotume, kaip paaiškinti, bet kad vat, yra tokių įvairių niuansų įdomių, tai jų tikrai yra ir kiekviena mama juos tikrai galėtų jais pasidalinti. Kažkaip jaučia. Jo, man tai čia skamba kaip smegenų veikla, iš tikrųjų, tas reagavimas ar ne į tas formas kažkokias. Nes smegenų veikla, jinai yra jau išsivyšusi evoliuciškai ir mes tiesiog kaunam kažką. Bet dabar žiūrėkit, o dar iš tikrųjų kyla klausimas toksai su ta motinystės jausmu, kaip tai mes tai žinom, bet gal pafilosofuokim ir kažkaip mes labai giliai gal nenueisim, aišku, čia per tą trumpą valandos pokalbį, bet vis tiek aišku, kad tai yra susiję moteris, mes kaip moteris, motinomis, mes turim kažkokius santykius prieš tai su savo mamomis, ar ne?
Bet kaip tai atsiliepia, kaip jums atrodo, bet su kuo jūs susidūrėt? Na, aš susidūriau su begalybė visokių atvejų tą temą, bet noriu paklausti, kaip jūs, ką galėtumėte šitoj vietoj pasakyti, ar ne? Kokia tai įtaka ir nėra tokio vertinimo, bet tradicija. Iš tiesų taip, tai labai yra svarbi pačios, na, jeigu mes kalbam apie moterį, pačios moters patirtis vaikystėje, nes tikrai galima sakyti, kad pasiruošimas motinystei prasideda nuo vaikystės. Ir pirmiausiai nuo santykio su mama, nes kas yra motinystė? Aišku, tikrai mes galim žiūrėti įvairiais lygmenimis. Tikrai yra tas biologinis lygmuo, ar ne? Sakykime, hormonai išsiskiria, oksitocinas, taip vadinamas meilės hormonas, ir moteris pamilsta vaikelį, net ir jeigu jo nenorėjo ar neplanavo, tai vyksta. Bet kiti lygmenys tai yra tai, kas yra mūsų suvokime, mūsų nuostatose ir mūsų toje emocinėje patirtyje. Tai jeigu mes pagalvotume, ką man reiškia motinystė, tai pirmiausia, tai yra ta patirtis, o ką mes vaikystėje sužinojom apie motinystę, kas buvo motinystė mūsų mamai, kaip mes, ar ne, bet iš tos vaiko pozicijos, ar mes gal jautėmės kliūtis, gal mes trukdėme karjerą, ar ne, mamai daryti, ar mes iš tiesų jautėm, kad mūsų mamai tai buvo tikrai, sakykime, šventas dalykas, ar ne, tam, ką jinai labai vertino, ką jinai brangino, kam jinai, sakykime, tikrai atsidavė iš viso širdies ir tada mes gavom tą meilę ir pas mus susiformavo tas tikrai toksai teigiamas santykis su bendrai tokiu reiškiniu kaip motinystė, ne, bet kas tai yra? Galų gale, kiek tai, kokia mergaitės patirtis tame buvo, kiek tame buvo skausmo, ar kiek tame buvo to jausmo, kad aš nesuprasta, ar taip toliau, ar kiek tame buvo jausmo, kad aš buvau, tikrai jaučiausi mylima, svarbi, branginama, tai čia irgi būna daug tikrai žaizdų ir tai, ką aš pastebiu dirbdama, nes tikrai daug būtent su moterim toj motinystės temoje, ar ne, nėštumai. Tai tikrai dažnai iš tų skausmingų patirčių vaikystės, ne visada moteris čia įsisąmonina nėštumo metu, kad tai kažkaip susiję, bet dažnai būna toks netikėjimas, aš netikiu, kad aš galiu būti gera mama. Ir netikiu todėl, kad neturiu to modelio, ar ne? Moteris sako, aš nemačiau, sakykime, ar to santykio visai nebuvo, ir jis buvo labai skausmingas, tai dažnai moteriam reikia padėti, pasitikėti, patikėti, ar ne? Nes, visas žaizdas jas galima išgyti ir gydant tas asmeninės žaizdas mes tikrai galim augti. Ir, sakyčiau, kiekviena moteris gali tapti gera mama, tik tai gal ne kiekviena labai lengvai ir savaime, bet įdėjus tam tikras pastangas, tai tikrai taip. Tai mes iš tiesų atsinešam tą iš vaikystės, sakykime, iš to santykio būtent su mama, iš to santykio mes mokomės, kas mums yra motinystė. Ir jeigu nėra to santykio neturėjo ar ne moteris, tai tada yra tas kelias per tokį gijimą. Ir man labai patiko mintis, dabar šiek tiek suabejojau kieno, tai gal nepasakysiu, bet sako, mes kiekviena turim biologinę, ar ne, motiną, kuri mus pagimdė, bet toliau gyvenime mes galim ieškoti ir mums reikia ieškoti tų kitų moterų, tokių motinų, kurios papildytų tą
duotų tą motinišką ryšį, ne kažkokį. Taip, jo, kad papildytų, ar ne, mes turim vieną biologinę mamą, bet galim turėti daug tokių, na, sakykime, psichologinių ar dvasinių mamų, ar dar kaip jas pavadinti, iš kurių mes galėtume mokytis to ryšio, iš kurių mes galėtume patirti tą besąlyginę meilę, nes motinystės, jeigu kalbam apie mamos meilę, tai pirmiausia yra besąlyginė meilė. Mama vaiką myli ir turėtų mylėti ne dėl to, kad jis yra gražus, protingas, gerai moka groti smuiko ir taip toliau, bet tiesiog dėl to, kad jis yra. Ir kiekvienas mes, tai va, galim būti mylimas ir va šitoj vietoj taip pat dar kažkaip norisi man pasakyti tą mintį, ta motinystė, jinai nėra, taip yra biologinė motinystė, ar ne, vat, kai mama turi savo biologinį vaiką, bet kalbant apie santykius tarp žmonių ir kaip pradžioj sakiau, kad motinystė yra ir davimas, dovanojimas, va tos besąlyginės meilės kitiem, tai šitą mes kiekvienas galim kurti, ar ne, santyki, ir net jeigu neturim savo biologinių vaikų, tai kiekvienas galim tikrai rasti, kam dovanoti savo meilę, savo rūpestį, ir tikrai žmonių, kam to reikia, ar ne, tikrai yra daug, ir tas iš tikrųjų taip pat yra labai svarbu ir labai prasminga. Jo, man tai labai skamba čia jūsų žodžiai. Aš tai iš tikrųjų, aišku, visada taip mes matuojame savo, tai pirmiausia pagalvojau, irgi taip pat reflektavau, ar ne, į tą kalbėjimą, kad, kasgi dar kartą ta motinystė ir tas buvimas mama ir tas identifikacija, aišku, su savo mama, su savo praeitim, su savo patirtim, ar ne, su savo matymu, kokia man buvo mano mama, kokia jinai buvo, man iš ko tokia refleksija, kad visgi kaip ta mama buvo pati su savim, nes ir paskui aš taip iš karto pajaučiau, kas mano tie vaikai, tai yra mano kūno dalis, pirmiausia, tarsi tikrai, ar ne, tiksliai, realiai iš mano kūno išėjusi dalis, ir aš labai tokia esu, stengiuosi, aišku, mėgstu pafilosofuoti, bet ir labai ant žemės mėgstu pasivaikščioti. Tai tas jausmas, ir kažkartais pasakau savo vaikams, sakau, mano širdies gabalėlis, reiškia, vienas dabar Londone, visi kiti čia nelabai toli manęs, bet ir tame, man kas susišaukia, kad taip, kaip aš pati save myliu, ar ne, kaip aš savim pati, nežinau, rūpinuosi, ir man tai yra, taip pat ir su tais vaikais, tai yra mano kūno dalis, ar ne, manęs dalis. Bet man tokia refleksija, visgi mūsų galbūt būtų toks, nežinau, ar galima pasakyti, kad būtų toks tikslas, ne tikslas, bet toks, nežinau, poreikis visgi jausti tą motinystėje save, ryšyje, ar ne, bet kadangi, sakau, man tie vaikai kaip mano dalis, tai aš pirmiausia, tikrai turiu mokėti savim, tai tada tai ir man tas toksai savaiminis gaunasi, ne, kad savo dalimis aš irgi taip pat lygiai, nežinau, turiu tą ryšį su savim ir su jais. Ar kaip jums tas reflektuoja? Taip, iš tiesų taip, labai svarbu ir save mylėti, ir mes žinom, kad save mylėti yra lengviau, kai mes patyrėm tą, kad mes buvom mylimi. Jeigu to nebuvo, mes tada tikrai to galim mokytis, bet taip, tai yra labai svarbu. Ir aš tai sakyčiau, vienas dalykas kaip save, ne, tas santykis su savim, tikrai, kiek mes turim tikrai mokėti mylėti save tam, kad galėtume mylėti kitus, bet kitas dalykas, irgi dar klausant jūsų, kažkaip ta mintis atėjo, yra angliškas toks labai, man patinka išsireiškimas, mothering the mother. Kažkaip lietuviškai nėra tokio, kaip išversti, sakykime, kaip buvimas mama mamai, ar ne, sakykime, kaip čia daugiau dulos šitą vartoja, bet tai yra, kad taip pat mamai, kad jinai galėtų būti gera mama, kad jai būtų lengviau rūpintis vaiku,
kažkas yra labai svarbu, kad rūpintųsi ir jie. Tai va tai ir yra tas mothering the mother ir taip daugiau, jeigu vėl kažkiek tokiais terminais kalbėti, tai yra socialinė parama mamai, tai yra emocinis mamos palaikymas ir tai irgi yra labai svarbu ir vat, šitas dalykas atskleidžia tai, kad iš tiesų ne vienos mamos yra atsakomybė rūpintis vaiku, ar ne? Ne mama viena tik tai turi auginti vaiką. Kaip Afrikoje yra posakis, vaiką užauginti reikia viso kaimo. Taip, ir čia labai geras posakis, ir ne tik Afrikoje, žinokit, ir Turkijoje, žinau, kad net tokiose pietų šalyse, tikrai visas kaimas augina tą vaiką. Taip, ir tai ne apie tai, kad kažkaip kaimas perima, sakykime, tą rolę ir ten mamai ten nurodinėja ar taip toliau, ar kažkaip savinasi tą vaiką. Bet tai yra apie tai, kad mama ir vaikas, jie turi gauti tokį palaikymą, pagalbą iš aplinkinių. Tai yra reikalinga, tai yra ir mamai, ir vaikui. Ir mes galim žiūrėti apie konkrečius atvejus, mes galim žiūrėti mokslinius tyrimus, mes visur rasim tą patį atsakymą, kad ir pogimdyvinė depresija, sakykime, toks didžiausias apsauginis veiksnys, tai yra būtent socialinė parama. Aišku, mes šiandien eisim giliau į kitus, kur tikrai mes galime ir biologiniai visokie rizikos veiksniai, bet apie tą palaikymo svarbą. Nes moteriai po gimdymo tai yra sunkiausia būti vienai. Ir jeigu pažiūrėtume, kaip mes dabar gyvenam, ar kaip gyvendavo ankstesnės kartos, ar net tos išplėstinės šeimos keletas kartų po vienu stogu, tai turbūt tai, ko šiuolaikiniai mamai dažnai pritrūksta, tai va tos, kai mama užsidaro viena bute ir lieka viena su vaikeliu, tai ar ne, tai yra sunku ir šitoj vietoj turbūt galim kalbėti ir apie tėčio vaidmenį, nes jeigu mes, čia vėlgi tiek apie nėštumo laikotarpį, tiek po gimdymo, ar ne, mes žinom, kad vaikui labai svarbu, kad mama būtų emociškai rami, emociškai saugi jaustųsi, kad jinai nepatirtų daug neigiamų emocijų. Tada mes kitą klausimą galim kelt. O kas labiausiai padeda tam, kad moteris gerai emociškai jaustųsi ir turim vyro vaidmenį, ar ne, vis tik tai nuo santykio su juo. Kas jeigu nėra vyro, taip nėra vyro, ar ne, tikrai būna ir tokių situacijų, tada yra labai svarbi kitų žmonių parama. Svarbu, kad būtų tų žmonių. Ir, vat kaip aš pati irgi bendradarbiauju su krizinio nėštumo centru ir tikrai daug moterų iš ten konsultuoju, tai iš tiesų pačios moteris dažnai vat ir ieško to, ar ne, jeigu aš neturiu mane palaikančių žmonių savo aplinkoje, ar ne, šitaip į moters poziciją truputį ateinu, jeigu moteris neturi to palaikymo, jos nieks nepalaiko, dažnai būna nepritarė nėštumui, dažnai būna sako, nepadėsim mes tau, žinok, tikrai. Ir tėvai, tie, kurie turėtų būti ramstis, būna taip sako, tai tada tai tampa, bet moteris ieško to palaikymo, tų tokių socialinės paramos tinklų ir tai vienas iš tokių yra krizinio nėštumo centras, ar ne, kur yra ne tik specialistai, bet yra ir savanoriai, kur tokį, ir palydėjimą teikia, kur, ne, toks palaikomas ryšys su mama. Dar krizinio nėštumo centras, gal nekas nežino, jeigu nekas klausytis mūsų, čia yra Kaune ir ne tik Kaune, Lietuvoje, koks ten paplitimas ir kaip rasti, Tai yra visoje Lietuvoje veikianti nevyriausybinė organizacija, jų centras ir yra Vilniuje, kur yra patalpos ir kur yra keletas dirbančių specialistų. Toliau Kaune yra irgi įdarbintų darbuotojų, kurie dirba, bet iš esmės visa pagalba yra teikiama visoje Lietuvoje savanoriškai konsultuojančių žmonių dėka, tai yra psichologai, teisininkai, gydytojai, tai yra ir dulos, ir tiesiog kiti savanoriai, kurie, sakykime, tam tikrą kitą reikalingą pagalbą teikia.
Tai yra ta pagalba kompleksinė, iš esmės yra ir materialinė pagalba, ir daiktais, ir konsultacijom, ir tos moteris yra globojamos. Krizinis nėštumo centras įpareigoja, aišku, jeigu yra poreikis globoti 2 pirmosius gyvenimo metus, nes krizė nesibaigia tada, kai moteris, sakykime, apsisprendžia gimdyti. Tai tie sunkumai, dėl kurių jinai, sakykime, abejoja, jie niekur nedingsta, galbūt tai yra sunki materialinė padėtis, gal tai yra aplinkinių žmonių nepalaikymas. Tai ta tokia tęstinė pagalba, ir centras veikia keletą metų, 6 metus, ir per tą laiką yra gimusių virš 300 vaikų, kuriuos centras žino, nes ne kiekviena moteris, sakykime, ar nepraneša, ar yra tas toliau ryšys palaikomas, ir mes matom, kiek ta pagalba, kiek jinai yra svarbi, iš tikrųjų, kiek jinai yra reikalinga, mes matom tą poreikį ir matom, kas labiausiai džiugina, kai matai, kaip keičiasi tie dalykai, ir kažkaip norisi tikrai padrąsinti gal ir tikrai, kas klauso ar kas susiduria su vairiais sunkumais, kad iš tikrųjų labai keičiasi. Ir jeigu, sakykime, bet yra laikas, kai atrodo viskas yra blogai, nieks nepalaiko ar neatstumia, ir tėvai atstumia, ir ten draugas atstumia. Paskui matai, kaip tie patys tėvai, ar ne, tą anūką pamilsta ir rūpinasi, nors pradžioj tikrai būna situacijų, kad iš tėvų ir iš namų varo. Tai, žmogus tokia būtybė, emocijos kartais, ar ne, visokios yra, ir aišku, tikrai ir moteris būna išsigąsta tos naujos situacijos, nėštumo, motinystės, ir vyrai lygiai taip pat ir sureaguoja, tikrai ne visada. Gal taip, kaip moteris tikėtųsi, kad palaikytų ir tėvai. Ir tikrai, kaip paskui matai, kaip moteris džiaugiasi tuo vaikeliu, kai ir nuotraukas atsiunčia, ir matai, kad, ir kaip sako, tas vaikas dabar man yra tai, kas mane skatina kabintis į gyvenimą, nepasiduoti. Tai, kas mane keičia, kas mane augina. Tai kažkaip tikrai motyvuoja. Man tai dabar šnekam, tai, čia toks, nežinau, į temą, bet tik toks nelabai, aišku, smagus prisiminimas atsiškyla, ne, mūsų visgi yra šitoj klasiko prašyti Lietuvos, kaip čia pasakyti, vyro ir moters, kaip čia pavadinti, charakterį, ar ne, tokie giminių senieji, tai visgi yra Vingių Jonas ir Veronika. Tai, turim šitą mes, savyje visi mes nešamės, tai yra mūsų tie memai iš istorijos, iš praeities, ar turime kartu tą traumą. Ir kaip jūs sakot, viskas keistis. Ir tą reikia leisti keistis tam, ar ne, kad jau Veronika buvo tenai. Ir mes jau dabar galim būti kitokios ir nebijoti. Bet iš tiesų tai to yra, kalbam apie Veroniką, bet labai yra, tikrai turim tuos standartus, kadagi visuomenė galvoja, kad yra tinkamas metas, ar ne, tau susilaukti vaikų, ar kada yra netinkamas metas, ir moteris, kurios truputį nepatenka į tuos rėmus, jos iš tiesų, jom yra sunku, šiandien dienai dar yra sunku, tiek jaunom merginom, tiek moterim, kurios daugiau jau vaikų turi, ar ne, tai tikrai, kaip papasakoja, su kuo susiduria, tai iš tiesų kartais nori sakyti, palaukit, ką mes darom, ne, gerai, jauna mergina, mes suprantam, aišku, tikrai ir pačiai moteriai taip yra, kai yra pastovūs santykiai, kai yra šeima, taip, tada yra lengviau, ar ne, viskas kažkaip ramiau ir emociškai. Bet jeigu jau įvyko taip, kad mergina laukėsi, tai viskas jau tai yra įvyko, jau jinai yra mama ir jau nebėra laikas kažkaip tai ten ar kažkaip atstumti, ar aiškinti, ar kreivai žiūrėti. Mes jau turim žiūrėti į tai kaip į mamą, nes
tai ką jinai jaučia, jinai augina visuomenės narį ir jau mūsų visų atsakomybė būtų tiesiog ją rūpintis ir stengtis, kad jinai jaustųsi kuo geriau, kad jinai jaustųsi kuo saugesnė, nes tikrai yra tokių situacijų, kai, sakykime, mergina nueina į mokyklą, ar ne, jau paaiškėja, visi žino ir jinai išgirsta tokią repliką, kad, na, nebandyk čia daugiau ateiti iš pedagogų, tai, bet čia tas memas, kur mūsų visą kažkur, ne, ir iš senų laikų. Bet žinot, va dabar priėjom tokią liūdną gaidą ir eikim gal prie to, nelabai čia norisi, aišku, liūdnai, bet visgi apie tas netektis, ar ne, visgi yra netektis, ar ne, ir vaikų netektis, ir man labai rūpi, daug iš tikrųjų tikrai turiu daug savo praktikoje atvejų, visokių, kaip ir kalbėjom, yra moteris, kuri 5 kartą pastojo ir nežino, ką daryti, sakė, aš nesusitvarkysiu, nebegaliu, tiesiog viskas, jau mano visos ribos peržengtos ir ką daryti. Ir yra tikrai klienčių, kurios negali susilaukti vaikų ir jau metais ir po gydymų. Vat, apie tas netektis arba praradimai yra, kur negimęs vaikelis, ar ne, ir jisai buvo persėdimas jau tokiam vėlesniam periode. Abortai taip pat, ar ne, kurie buvo daryti dėl tam tikrų priežasčių ir paskui moteris labai ilgai psichoterapijoje, nes irgi niekaip negali susitaikyti, priimti ir gyventi toliau, žengti toliau. Kaip jūsų patirtis, ką jinai sako, kokiu atveju, ar nežinau, kažkokių išvadų galėtumėt, kaip iš to išeiti, kaip gyventi toliau ir ką daryti? Kaip jums? Aš tai pirmiausiai sakyčiau, labai svarbu suprasti ir pripažinti, kad tai yra netektis ir tai yra labai skausminga netektis moteriai. Tai pirmiausiai, kas dažnai apsunkina tą gedėjimą ir čia tiek po persileidimo, tiek po nėštumo nutraukimų reikia pripažinti. Dažnai yra tas ir iš aplinkinių žmonių, kad tai čia nieko nebuvo. Čia dar pati pradžia, sakykime, kažkaip tai, bet tas nepripažinimas to, kad tai yra netektis moteriai, tai yra netektis. Ar tas pats negalėjimas susilaukti vaikų, tai tu irgi netenki, bet tu prarandi tą, tu lauki ar neįsivaizduoji ir tu supranti, kad nėra. Tai tam, kad mes galėtume išgedėti, išgyventi sielvartą, mes pirmiausiai turime pripažinti, kad tai yra sielvartas, kad tai yra gedėjimas, kad mes gedim prarasto vaiko. Ne kažkokio tai nieko, ne taškelio, ne ten ląstelių gumulo, nes ir tada tai yra, kaip ir visos kitos netektis. Aišku, taip tai skiriasi, taip vaikas dar nebuvo gimęs, ar ne, dar moteris neturėjo galimybės jo pažinti, su juo gyventi, tai ta prasme jinai kitokia netektis. Bet vis tiek tai yra netektis ir tai yra savo vaiko netektis. Aš nežinau, ar kažkas gali būti skausmingiau. Aš aišku, sunku pamatuoti, kiekvienas skausmas yra labai skausmingas, bet tai yra labai didelė netektis. Ir aišku, labai svarbus ta galimybė kalbėtis su artimais žmonėmis. Gauti tą palaikymą, tą supratimą. Ir aišku, tai yra procesas. Tai yra procesas gedėjimo pereinant per tą tokį pirmiausiai šoką, neigimą, kad negaliu patikėti, kad tikrai tai įvyko, ar ne, per, sakykime, pykčio, kaltės jausmus. Ir tikrai tų emocijų yra labai daug, sudėtingų ir netgi persileidimo metu, kai mes suprantam, kad tikrai moteris laukia ir norėjo ir rūpinosi ir kažkas tai vyksta, vis tiek moteris jaučia tą kaltę, kažko nepastebėjau, kažką tai, jeigu būčiau tada sureagavus, gal viskas būtų kitaip. Tai įsivaizduojam, jeigu tai yra abortas, per kokią kaltę moteris pereina ir kaip jai tai yra skausminga.
per, na vėlgi, ir tokius liūdesio jausmus, per netekties, ar ne, kad sielvartauju, gedžiu, na, prieinama iki to susitaikymo, bet tai yra procesas ir tai yra ilgas procesas ir svarbu, kad tai būtų, aišku, ne visada galbūt reikia specialisto, bet tikrai dažnai svarbi yra ta pagalba pereiti tuos procesus ir kaip ir su netektim, ar ne, ateina laikas, kažkaip mes tą priimam, tai tampa mūsų gyvenimo dalis ir mes pradedam jausti, kad gyvenimas gali tęstis. Ir labai yra, na, bet vienos klientės toksai pasakymas, būtent po nėštumo nutraukimo, tai sakykime, kad pradžioje tai yra kaip žaizda, kurią skauda ir, nu, įsivaizduojam kaip fizinė žaizda, nu, kaip gyventi su žaizda, tiesiog tai jinai skausminga, tau kiekvienas kažkoks priminimas tos situacijos, ar ne, moteris būna negali pravažiuoti, sakykime, pro tą ligoninę, kur tai vyko. Iki kol žaizda, na vis tiek ją reikia, ar ne, aptvarstyti, jinai gyja ir paskui jinai pavirsta randu. Tai va tas palyginimas kaip žaizdos, taip tampa randu. Randas kas yra? Jis visada yra taip. Nu, yra neįmanoma užmiršti to, kad praradom vaikelį, bet rando nebeskauda, kitaip negu žaizdos jo nebeskauda ir su juo tu gali gyventi. Ne? Tu gali žiūrėti į ateitį, tu gali vėl išmokti džiaugtis gyvenimu ir gyventi su ta netektim, ją kažkaip, na, įprasminęs, išlydėjęs, atsisveikinęs su vaikeliu, bet aš sakyčiau, kad pradžiai tai pirmiausiai labai svarbu ir savo pripažinti ir aplinkiniam tai suprast, kad tai nėra mažesnė netektis, tai yra labai iš tiesų didelė netektis, kuriai reikia laiko, reikia pagalbos, reikia ir ašarų reikia, ir išverkti iš tiesų reikia, ar ne, kažkaip nereikia to uždaryti, užgniaužti ir sakyti sau, kad nieko nebuvo. Tai aš girdžiu, tai iš tikrųjų, bet, na, gedėjimas ir tą išgedėti, tą visą gedėjimo procesą praeiti, jos tikrai kartais reikia su kažkuo, tai ne vienam gerai būtų, ar ne, kad va, kaip ir visame kame, kad na, mes ryšyje gyjame greičiau. Ir man tai tokia metafora, aš apie emocijas, kai kalbu, tai turiu tokią metaforą, kuri šiek tiek padeda suprasti, nu, kas vyksta, kai liūdesys yra atsisveikinimo emocija, tai nugedėjimas, nu, dar tokias didesnis ne tas procesas, bet kai atsisveikinam, išeinam iš kažkokių namų, iš kažkokių svečių ir tarp durų mes atsisveikinam ir niekaip negalim išimti, mes vis atsisveikinam ir nu, negalim gyventi toliau, nes padėti stovim tarp tų durų. Tai visgi tas yra sustabdymas procesas, jeigu mes nesidėsim, jeigu mes kažkur paliksim, kažkur kažką ignoruosim, tai man viskas gerai, nu nėra gerai. Nėra gerai ir nebuvo gerai, ar ne, ir ta žaizda, nu neignoruokim mes jos, neužtvarstykim, neleiskim jai ten, žodžiu, kad jos nematom, ar ne, tik tai, kad nematom. Jo, pamatykim, atsisveikinkim, reikim toliau. Nu, tai nėra taip lengva iš tikrųjų. Tikrai reikia pagalbos, manau. Kas Lietuvoje, kokias pagalbas reikia dar kartą, turbūt irgi krizinio nėštumo centras, ar tiesiog visi psichologai? Taip, krizinio nėštumo centras teikia pagalbą ir po netekčių, ar tai persileidimas, ar negyvo naujagimio gimimas, ar tai nėštumo nutraukimas, tai tikrai taip pat yra teikiama pagalba ir yra ir individuali pagalba, yra grupės, iš tiesų tai, na ir specialistai visi, ar ne, psichologai, tikrai manau, kad į kiekvieną. Taip, dirba su tuo, bet o grupės, va dabar sakot, labai fainai, o tikrai, pavyzdžiui, tos palaikymo grupės, ar ne, jos egzistuoja tokios, va, na, kur moteris galėtų dalintis patirtimi, kad aš ne viena tokia, ar yra tokių dalykų? Taip, yra. Tai Lietuvoje iš grupių, tai yra ir krizinio nėštumo centras organizuoja moterim po persileidimo grupės. Po nėštumo nutraukimų yra, na, jeigu taip kas kalbant Lietuvoje, tai yra Rachelės Vynuogyno rekolekcijos, kurios yra tokios savaitgalio programa, jinai visam pasaulyje vykstanti programa, kurią iš esmės sukūrė psichoterapeutė.
Ten, yra ir psichologo pagalba, ar ne, komandai visada yra psichologas ir dvasininkas. Tai va, tai yra ir dvasinė pagalba kartu. Bet kuriuo atveju grupėje, taip, tai yra ir dar, žinot, tas toks, kai, visas tai, kas savitarpio pagalbos grupėse, tai yra, kai žmonės jaučia, kad ne aš viena taip jaučiuosi, nes ypač po nėštumo nutraukimo, tai tikrai dažnai moteris klausia, sako, pasakykit, sako, statistika žinom, ar ne, tikrai, kai pasiskaičiuoji, tai daug moterų tai yra taip patyrusių ir ar aš viena taip jaučiuosi, ar ne, bet jos to klausia, nes iš tiesų labai ta tokia užslėpta, užslopinta, bet ta skausmo po aborto, tai netgi Teresa Burke, psichoterapeutė, yra pavadinus uždraustas sielvartas, nes tai, kaip ir tarsi neleidžiama gedėti, nes tai laikoma, kad, tai yra moters pasirinkimas, tai tu to norėjai, tai kaip čia dabar dar skundės, kad tau blogai. Tai va, tikrai tas toks, kad ne vienai, ar ne, kad jinai ne viena taip jaučiasi, tai yra tas toks dar tarpusavio palaikymas, yra, tai irgi padeda, tai yra lengviau, kai tu matai, sakykime, pagalba normalizuoti tuos jausmus, aš ne vienas taip jaučiuosi, bet ir kitas lygiai taip pat jaučiasi. Ir ypač, kai matai, kad kaip kažkas jau gal ar ne lengviau jaučiasi, sakykime, jau kažkokį tai kelią nuėjęs ir tai duoda tą tokį pastiprinimą ir man. Ir aš pati taip pat esu kurį laiką kaip komandos narė, kaip psichologė dalyvavus ir paskui, sakykime, po turio kolekcijų būna po mėnesio dar toks pakartotinis susitikimas, tai vėlgi, iš tiesų matai, kaip tos moterys pasikeičia, kaip pasikeičia jų žvilgsniai, kai vėl jos šypsosi ir kažkaip sugrįžta tas gyvenimo džiaugsmas. Tai tikrai norisi pasakyti, kad yra pagalba ir svarbiausiai išdrįsti žengti tą žingsnį, kreiptis pagalbos ir jos ieškoti. Kaip aš sakau, aišku, gal nėra lengva, bet nėra lengva gal ypač po aborto, nes, kaip sakau, turbūt sunkiausiai moteriai savo kažkaip priimti tą faktą, atleisti savo, bet tai irgi yra ta proceso dalis ir tikrai kažkaip drąsinu kreiptis ir vis tik tai vėl ieškoti to gyvenimo džiaugsmo, tikėt, kad jis gali sugrįžti. Taip, tai labai gerai, kad pasakėte, iš tikrųjų, kur kreiptis ir kad tai yra, egzistuoja, kad tai nėra jau tik kažkur ten vakarų pasaulyje, nes tikrai visur yra šitos pagalbos ir Lietuva turi tokias grupės ir specialistus. Ir daug kaip organizuojam, tai smagu. Man, aišku, dabar klausimų, mes turėsim, bet dar apie tą nežinę paklausą, tai tu irgi tokių, kaip jau minėjau, kuriuos negali susilaukti. Ar yra tokios, bent jau kažkokios, nežinau, pagalbos grupės moterims, kurios negali susilaukti, jau nevaisingumo kenčia, yra tokių nelabai. Yra, iš tikrųjų taip, yra ir Kaune tokia grupė, ir Vilniui. Dabar jeigu taip tiksliai manęs paklaustumėt, kur, tai Kaune tikrai veda psichologė Kristina Ušackienė, Vilniui taip irgi žinau kolegę. Dabar tik tai... tiesiog informacija. Reikėtų truputį pasižiūrėti, pasitikslinti. Tai jūs paskui gal komentaruose, tai bus labai gerai, nes aš galvoju, kiek yra žmonių ir šita problema irgi yra auga visgi. Tai nauja šeimų, negalintų susilaukti vaikų, bet tikrai nežinau, kodėl yra ten priežasčių, nežinau ir įvairių tų priežasčių. Mes turime, ir tai irgi yra sunku psichologiškai, tai yra kančia, tai yra laukimas, tai yra depresija. Ir dar noriu kažkaip irgi tos temos, nes tai tokia begalinė. Aš
tikrai daug galėsite klausinėti, jūsų visus silpnus ir mums jau laikas užbėgti. Bet noriu pasakyti, kas surezonavo su tais nutraukimais nėštumo, su tais kartais negalėjimais pripažinti savo jausmą, kad man labai skauda, kad tai yra labai kaltė, kad tai yra, tokių ten jausmų, ten ir apie žmogžudystę galima galvoti, ar ne, kad aš, toksai žudikas esu, ir ten įvairių tokių minčių kyla, kaltės jausmų. Bet čia yra dar toksai dalykas, man visai įdomus pasirodė, istorinis ir istorijos, mes labai daug vis tiek turime, ar ne, dalykų. Ir aš čia neseniai tokį straipsnį verčiau ir parašiau, įdėsiu šiaip, kad kas klausosi, tai galėsit mano paskaityti. Ir mano puslapyje www.aurimadilienė.com būtent depresija paveldėta iš bobutės. Tai yra, kada labai tais laikais, ta pradžia, ta mūsų reiškia, visgi mes buvom šitoj vietoj, šitoj teritorijų, kur vyko karai, ir kai žuvo daug vaikų per karus, karas, badas, genocidas, tai buvo tada, kai neišgyvendavo vaikų. Ir kai gimdavo šeimose visgi 10 vaikų ar ne ir likdavo 2, tai tų išlikusių kaltė, jinai ėjo toliau ir tų mamų, kurios palaidojo savo vaikus, irgi depresija, kuri buvo sustingimo formoje, jinai buvo perduodama kaip palikimas savo tolimesniems vaikams. Ir tai yra labai svarbu ir labai sunku suvokti, kad mes kelintą kartą mes nešame savyje šitus dalykus, tų nepalaidotų arba nepaliktų vaikų, reiškia, skausmą. Tai yra, tikrai labai sunku suprasti, nes mums dabar tai nėra dėl to, bet mes turim depresijų daug, ar ne? Psichiatrija, tai matau ir vaikų depresijos. Ir, bet ten toksai tikrai įdomus straipsnis, tas istoriškai yra dar toks kitas kartų trauma, bet šitas apie paveldėtą depresiją iš bobutės, nežinau, tai tikrai toksai gerai paaiškinantis daugelį dalykų, ir būtent apie tas vaikų, kaip sakėt, vaikų mirtis yra tikrai baisus skausmas, tai toks kartais yra net nesuvokiamai didelis, kažkoks toks, nežinau, siaubas, negalime taip pasakyti. Toks tai kaip palikimas perduodamas toliau, tarsi kažkas turėtų išjausti, mes tarsi turėtumėm išjausti savo bobučių tą depresiją, tą skausmą, bet tai yra neįmanoma. Tai čia aš psichiatrė turiu tokių įžvalgų, kad mes kartais turim depresijų, kurios atrodo iš tikrųjų, mes ištenėjame. Ir tai yra tie vaikai. Taip, būna protėviai patyrė tam tikrus dalykus, o vaikai, anūkai patiria simptomatiką, ar ne, sakykim. Taip, tas yra kartų, tas transgenerational, ar ne, trauma. Taip. Kartai iš kartos. Neišardomas. Apie tai, ką mes šnekame, yra galimybė reali išugdyti jį. Tai reiškia leisti tam skausmui išeiti į išorę. Tai mano, bet kartu ir buvo mano močiutės ten tas skausmas, bet jis toks didelis yra, nes atrodo, gal neturėtų būti toks didelis, bet jis yra labai didelis. Ir jeigu išjausiu, tai galbūt neperduodu. Galbūt tiesiog jisai ir čia ir išsipaukščias. Aišku, aš negaliu išgyventi savo bobutės depresijos, bet mes kažkaip gaunam su palikimu. Baisu. Dabar aš noriu pasakyti, rašo mums pagalbą Kauno mieste teikia virš 20 metų krizinio nėštumo programa. Čia turbūt parašė tiesiog, kur kreiptis. Labai gerai, liuks super. Tai Giedrė, tema tokia, ir linksma, ir priėjom iki nelinksmų dalykų, ar ne? Tikrai labai ačiū. Labai buvo gera kalbėtis ir klausytis ir pačiai truputį pasisakyti, nes kilo tų jausmų, ar ne? Kalbantis kyla jau jie. Ir ką? Ir mums abiems, aš linkiu stiprybės mūsų darbe, o jūs ką linkit mums visiems? Tai linkiu kiekvienam, vis tiek, kiekvienam gyvenime yra visko, ar ne? Turbūt nėra gyvenimo, kur viskas tik tai šviesos spalvos ir nėra gyvenimo, kur viskas tik tai tamsu. Tai linkiu kažkaip pastebėti ir tuos dalykus,
kurie yra geri, tuos, kuriais galim džiaugtis, o jeigu yra skausmo, tai žinoti, kad jis yra išgydomas, kiekviena žaizda yra išgydoma, tai svarbu žengti žingsnį į tą išgyjimą. Ačiū labai iš tikrųjų ir visiems gero adventinio laikotarpio, nes gruodžio 1 šiandien turim, ar ne, ir gerų kalėdų, ir kas ten jums ir jūsų šeimai ir visiems mums. Tai tiek, atsisveikinu tame.